Sveiki, tamsa! Marta, laisvai. Labadiena, brangūs kariai, mėly karių artimieji, garbūs svečiai, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę čia, Jurbarko dvaro parke į Lietuvos kariuomenės, Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, pėstininkų brigados Žemaitija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono pradinės karo tarnybos karių išleidimo į atsargą ceremoniją. Ceremoniją pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Lietuvos Respublikos himną. Ponios ir ponai, šiandienos iškilmingoje ceremonijoje maloniai sveikiname Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių, Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinį administratorių, Jo ekscelenciją arkivyskupą Gintarą Grušą, į atsargą išleidžiamų karių artimuosius ir kitus garbiuosius svečius. Gerbiamosios ir gerbiamieji, šiandien mūsų akivaizdoje su pradinė karo tarnyba atsisveikina ir Lietuvos kariuomenės rezervų tampa 324 kariai, kurie prieš 9 mėnesius pradėjo savo kario kelią Kęstučio batalione. Būti Lietuvos kariu išskirtinė garbė, tačiau šią garbę dar labiau didina tai, kad šiandien dalis prieš mus stovinčių jaunų žmonių šalies gynėjais tapo savo noru bei pasirinko tarnybą batalione pirmumo tvarka. Tai nepaprastai vertingas pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys, kurį vertiname ir kuriuo labai didžiuojamės. Tariame ačiū už tai, kad buvote tokie žingeidūs ir turėjote aukštą motyvaciją mokytis. Šiandien jūs esate stipresni nei buvote prieš 9 mėnesius. Linkime jums sėkmės tolimesnėme civilinėme gyvenime. O tiems, kas pasirinkote tęsti kario kelią, visokeriopos sėkmės tarnyboje. Ponios ir ponai, dabar bus skelbiamas įsakymas dėl geriausio 12-osios laidos kario išrinkimo bei apdovanojimo.
Ravi. Įsakymo klausyk. Lietuvos kariuomenės, Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono vadas. Įsakymas dėl geriausio bataliono kario skatinimo. Skatinu vardinę dovaną už iniciatyvą, aukštą motyvaciją, geriausius tarnybos rezultatus pasiektus privalomosios pradinės karo tarnybos metu, geriausią bataliono karę eilinę Medą Ramanauskaitę, 3 pėstininkų kuopos, 3 pėstininkų būrio, 1 pėstininkų skyriaus šaulė gelbėtoja. Vadas pulkininkas leitenantas Tadas Černiauskas. Eilinė Meda Ramanauskaitė tarnybos metu pasižymėjo kaip pavyzdinga ir sąžiningai pareigas atliekanti karė. Jie pilnai prisimdavo atsakomybę už kiekvieną savo sprendimą. Patikėtas užduotis visuomet atlikdavo laiku ir be priekaištų. Tarnybos metu rodė iniciatyvą, norą tobulėti ir įgyti naujų profesinių žinių. Buvo gerbiama tarnybos draugų. Meda demonstravo aukštas moralinės savybės ir atsakomybę bei drąsą ne tik tarnybos metu, bet ir civilinėme gyvenime. Jos ryžtingi ir profesionalūs veiksmai prisidėjo prie žmogaus gyvybės išsaugojimo. Meda už ypatingą pasižymėjimą gelbstint ir išsaugant žmogaus gyvybę buvo apdovanota Lietuvos kariuomenės medaliu už pasižymėjimą. Dabar eilinė Meda Ramanauskaitė Kęstučio bataliono karių vardu tars palinkėjimą savo tarnybos draugams ir vadams. Pagaliau atėjo diena, kurios visi laukiame. 9 mėnesiai, kurie pradžioje atrodė tokie ilgi, šiandien telpa į vieną prisiminimą. Prisiminimą apie šaltus rytus, nuovargį, pratybas, juoką, pasiliktus namus ir žmonės, su kuriais visą tai išgyvename. Tačiau šiandien noriu kalbėti ne tik apie tai, ką patyrėme. Noriu kalbėti apie tai, ką išmokome. Į kariuomenę kiekvienas atėjome skirtingai. Vieni čia atėjome savo noru, o kiti buvo pašaukti. Vienus atvedė noras išbandyti save, kitus pareiga, smalsumas ar tiesiog gyvenimo aplinkybės. Tačiau nepaisant to, kaip čia atsidūrėme, šiandien visi stovime visi kartu. Aš atėjau su nemažai abejonių. Bijojau, ar būsiu pakankamai stipri. Bijojau, ar pritapsiu. Ir būdama mergina, turėjau baimę, kad turėsiu įrodyti, jog esu verta čia būti. Tačiau šiandien suprantu, kad kariuomenė mūsų vertę lemia ne tai, ar esame vyrai ar moteris. Ją lemia tai, ar galime būti patikimi žmogui šalia. Ar galime atlikti tai, ką privalome, net kai sunku. Ar galime prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už savo komandą. Per šios 9 mėnesius supratau, kad būti kariu nėra vien greitai bėgti, žygiuoti ar ištverti bemiegę naktį. Tai disciplina, tai atsakomybė, tai pagarba žmogui šalia. Ir svarbiausia, supratimas, kad kartais tavo stiprybė reikalinga ne tau, o žmogui, kuriam tuo metu sunkiau. Čia išmokome vieną labai paprastą dalyką – nepalikti savų. Jeigu vienam sunku, padedame. Jeigu vienas pavargsta, einame kartu. Jeigu vienam nepavyksta, nepaliekame jo vieno. Nes kariuomenė svarbu ne tik tai, kiek gali vienas žmogus. Svarbu, kiek gali komanda. Vienas momentas man ypač parodė, ką reiškia būti komanda. Kai vienam mūsų būrio kariui nepavyko išlaikyti fizinio parengtumo testo, vadai nusprendė, kad visas būrys kartu sportuos ir padės jam pasiruošti. Ir mes tai padarėme. Jis išlaikė testą, bet kartu sustiprėjo ir visas būrys. Vienas žmogaus problema tapo viso būrio problema. Vieno žmogaus pergalė viso būrio pergalė. Man atrodo, tai yra viena svarbiausių kariuomenės pamokų. Iš pradžių buvome svetimi, o šiandien žinome, kad galime vienai kitais pasikliauti. Būtent to, manau, ir pasilgsime labiausiai. Nereikiuočio ir ankstyvų rytų. Pasilgsime žmonių,
bendro juoko, gitarų vakarų ir net tų akimirkų, kai visi kartu galvodavome, kada visa tai pagaliau baigsis. Tačiau šiandien suprantu, kad visi tie sunkumai turėjo prasmę, nes mes čia buvome ne tik tam, kad išbandytume save. Mes mokėmės būti pasiruošę ginti tai, kas mums svarbiausia. Savo šeimas, savo namus, savo žmones ir savo tėvynę. Noriu atskirai padėkoti merginoms, su kuriomis šį kelią jau kartu. Mūsų čia nėra tiek daug, bet kiekviena atėjome su savo istorija ir savo priežastimis. Per šios mėnesius kartu padėjome viena kitai, kai buvo sunku, ir kartu įveikėme ne vieną iššūkį. Todėl šį vertinimą noriu priimti ir kaip padėką visoms merginoms, kurios mane palaikė. Man didelė garbė šiandien pasakoti apie mūsų tarnybą iš merginos, kuri ją pati praėjo perspektyvos. Taip pat noriu padėkoti vadams už kantrybę, pamokas ir už tai, kad išmokėte net sudėtingose situacijose rasti vietos humorui. Noriu padėkoti mūsų šeimoms už palaikymą, kantrybę ir tikėjimą mumis. Už tai, kad buvote šalia, net kai nebuvome šalia jūsų. Šiandien man yra didelė garbė stovėti prieš jūs kaip geriausi Kęstučio bataliono kariai. Tačiau šį vertinimą priimu ne tik kaip asmeninį pasiekimą. Kiekvienas iš mūsų per šiuos 9 mėnesius kažką įveikė. Kažkas fizinį iššūkį, kažkas savo baimę, o kažkas išmoko nepasiduoti. Kažkas pirmą kartą suprato, ką reiškia būti tikra komanda. Galbūt po metų nebeprisiminsime visų šių pratybų ar sunkių dienų, bet prisiminsime žmones, su kuriais visą tai išgyvenome. Pradėjome kaip svetimi, išeiname kaip broliai ir seserys. Už kelią, už žmones, už tėvynę. Už tai, ko tapome. Ačiū. Gerą dieną visiems. Gerbiamas merė, gerbiamas arkivyskupė, svečiai, kariai, karių, artimieji, tėveliai. Šiandien ypatinga diena. Ir širdyje yra 2 jausmai. Ir džiaugsmas, ir gaudulys, kuris dėl išsiskyrimo su jumis. Džiaugsmas dėl to, kad turim gražių pasiekimų, turim kuo didžiuotis. O tas graudulys yra dėl to išsiskyrimo visada. Klausinėjau karių, tai ko labiausiai pasiilgsit? Faktas. Taip, vienas kito. Draugų, tos komandos, tos dvasios. Daug kas sakė, kad ir iššūkių pasilgs. Nes pasirodo, kad priprato, bet jų dabar nebegali. Iš tiesų yra kuo didžiuotis, nes parengėme 12 laidą. Bendrai bandžiau skaičiuoti, tai yra virš 4000 karių. Ką tai reiškia? Pavertus į kovinės rikiuotės. Jūs batalioną pildote mūsų 300 su viršum karių. Vadinasi, mes galėtumėm 12 batalionų tokių užpildyti. Esant reikalui. Aš didžiuosi jumis, jūsų pasiekimais. Gerbiami tėveliai, šie jauni vaikai jūsų, kurie atėjo čia prieš 9 mėnesius, šiek tiek nedrąsūs, galbūt pasimetę. Ar dar liko nors lašas to tokio? Ne, nei lašo. Tik tai drąsa, lokio kraujas.